Sveiki, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį mes susitinkame savo trumpoje laidelėje. Šį kartą aptarsime didelę mūsų Lietuvos problemą, tai yra bedarbystė. Kaip žinome, per trečiąjį šių metų ketvirtį yra apskaičiuota 228 000 bedarbių. Ir dabar mes bandysime apklausti bent keletą iš jų. Štai čia prie darbo biržos. Eime. Ponas, ar galite keletą žodžių? Ką? Nefilmuokit. Matykit, mes norime keletas klausimų jums užduoti. Kokį? Pasakykite, ką veikiate čia prie darbo biržos? Aš atėjau surasti darbą, nes turėjau biznį pieniškų dešrelių. Kaip žinome, čia yra garsus buvęs verslininkas ir pasakykite, kaip viskas atsitiko jūsų verslui, kas nutiko? Mes gaminom pieniškas dešrelės ir tada nieks pradėjo nebevalgyti pieniškų dešrelių, nes atėjo krizės. Taip, ir kiek laiko jūs esate bedarbis? Ar priskirtumėte save prie ilgalaikių bedarbių? Taip, aš esu ilgalaikis bedarbis, jau nedirbu 2,5 mėnesių. Tai ne, tai jūs ne ilgalaikis bedarbis. Ilgalaikis yra nuo metų, jeigu nedirba. Tai aš esu trumpalaikis tuomet bedarbis, taip? Taip. Ir sakykite, kaip jūs nukentėjote, neturėdamas darbo? Ką pajutote? Aš nebegaliu pats net nusipirkti pieniškų dešrelių. Aš turiu važinėti su troleibusu, mano X5 BMW pavogė chuliganai. Ir aš nebegaliu išmaitinti savo sūnaus 30-mečio. Siaubas. O sakykite, kiek jums metų yra? Man yra 27 metai. Tai kaip jūs galite turėti 30 metų sūnų? Ar jis įvaikintas? Taip, įvaikinau prieš 3 metus. Tai nelaidos klausimas dabar yra. Sakykite, ar darbo birža jums padeda finansiškai? Ne, jie nifiga man nepadeda. Vadinasi, jūsų verslas buvo neskaidrus? Taip, visiškai neskaidrus, juodas. Atleiskite, susijaudinau šiek tiek. Taigi labai dėkojame mūsų pašnekovui, linkime jums susirasti darbą. Ačiū. Ir žodžiu, viso gero. Štai pakalbiname vieną iš mūsų laidos pašnekovų ir galime daryti išvadą, jog krizė palietė netgi labai didžiulius verslininkus ir nedarbas jį paveikė net morališkai. Kažkada teko matyti laidą, kaip šis žmogus švytėjo, buvo apsuptas kamerų ir džiaugiasi pinigais, o dabar štai pasižiūrėkite, kas iš jo liko. Dėkui. Dabar reklaminė pauzė. Grįžtame po reklamos į laidą Kondicionierius. Socialiniai nedarbo nuostoliai yra tokie, kad nedarbas demoralizuoja žmogų ir sąlygoja netikrumą rytojumi, psichinės ligas, savižudybės, nusikaltimus, skyrybas ir panašiai. Pavyzdžiui, JAV atlikti nedarbo ir fizinių ir protinių tarpusavio nepriklausomybės analizės rezultatai bauginantis. Nedarbo ištikus 1% savižudybių padaugėja 920 atvejų. Mirties dėl širdies ligų 21 000. Žmogžudysčių 640, psichinių sutrikimų 4543, o nusikaltimų 3440 atvejų. Ekonominės nedarbo pasekmės taip pat liūdinančios. Jei norime darbo veiksnį vertinti ekonominiu požiūriu, išskiriamas kiekybinis ir kokybinis darbo potencialas. Kiekybinį darbo potencialą sudaro šalies gyventojų skaičius, o kiekybinį techninis, ekonominis ir teisinis gyventojų išsimokslinimų skaičius. Taigi, juo daugiau žmonių ir aukštesnės kvalifikacijos dalyvauja gamyboje, tuo daugiau sukuriama materialinių vertybių. O kai nedarbas didėja, mažėja ir šios visos vertybės. Psichologinės bedarbystės pasekmės, tai patirties praradimas, žmonių bendravimo įgūdžių praradimas bei kitos. Šios pasekmės yra labai liūdnos. Ir kągi mes čia matome? Štai, mūsų operatorių. Ar šis žmogus bedarbis? Eisime paklausti jo.
Sveiki. Sakykite, ką jūs čia veikiate tokią šaltą dieną prie darbo biržos? Aš pasipjausiu su bulgarke. Kaip tai pasipjausite? Aš Kas nutiko? Papasakokite, kas jūs skaudina? Aš dirbau strojkiai, prie Mišalko stovėjau. Ir mane išmetė nafik iš darbo, nes tipo yra... Mažino etatus, taip? Mažino etatus, vapščia sustabdė statybą. Kur man dirbti? Aš sakau, aš pasipjausiu su bulgarke, man va. Man nereikia prie šitokių drastiškų. Aš išgersiu šito dizelio. Klausykite, tai jūsų sprendimas labai drastiškas. Labai daug kas dėl nedarbo. Ką man daryti? Puola žudytis, tačiau tai nėra išeitis. Ką man daryti? Ką man daryti? Tiesiog tai vat, eikite į darbo biržą, jums turėtų mokėti pašalpą. Man į darbo biržą reikėtų, man į strojkę reikia eiti. Tai gal savanoriškai galėtumėte dirbti Kokį savanoriškai? Man litų reikia. Kas čia jums skambina dabar? Darbų vykdytojas skambina, bet aš nekeliu, nes vis tiek aš pasipjausiu. Kaip tai pasipjausit? Na klausykite, man kur jūsų šeima? Nėra darbo. Kur jūsų šeima? Kokia šeima? Pragėrio šeima. Žmona pardavė už 30 litų. Štai ką daro alkoholis, štai ką daro alkoholis. Baisu. Ir jūs kaltinate dabar valstybę, o ne save, taip? Taip. Jie man nesudaro sąlygų dirbti, todėl aš geriu ir aš todėl pasipjausiu su bulgarke. Aš manau, išeitis vis viena yra. Kad ir kaip bebūtų sunku, juk reikia rasti išeitį. Užsimti namuose veikla kažkokia. Reikia rasti strojkę, kad gautum išeitį. Supranti? Suprantam, Nieko tu nesupranti. Jūs ilgai jau nedirbate, taip? Virš metų. Taip. Esate ilgalaikis bedarbis. Taip, gal. Ką aš žinau? Aš žinau, kaip išmaišyti betoną. Matome pavyzdį, kaip nedarbas paveikia tiek socialiai, tiek psichologiškai žmogų, tiek ekonomiškai. Jis jau pradeda vartoti nebe alkoholį, o langų ploviklį. Psichologiškai jaučiasi išsekęs, nebemoka bendrauti ir planuoja apie savižudybę. Tai yra žiauru. Dėkui, laukime kito reportažo. Taigi, priėjome prie laidos pabaigos. Netekęs darbo žmogus patiria ne tik finansinės, bet ir sunkes psichologinės pasekmes. Žmogaus psichologinė reakcija į bedarbystę sunkina šie veiksniai. Labai ribotos piniginės lėšos. Bedarbis netenka gyvenimo perspektyvos, kuri dažnai susijusi su profesija. Nebelieka griežtos dienotvarkės ir laiko planavimo, kurį diktavo kasdieninė darbo rutina. Bedarbystė veda prie socialinės izoliacijos. Bedarbis nesijaučia svarbus visuomenės narys, tą jausmą jam iš esmės teikdavo darbas. Daugumai vyrų bedarbystė dar labiau apsunkina tai, kad jie netenka tradicinio šeimos maitintojo vaidmens. Bedarbiai dažnai patiria socialinę diskriminaciją. Labai sunku paneigti išankstinę nuostatą bedarbių atžvilgiu. Tai dar labiau didina socialinę izoliaciją, atskirtį. Bedarbystės augimas tai valstybės ir jos ekonomikos silpnumo požymis. Ir kasgi čia? Kas tai paseina, kaip jūs manote? Kažkoks keistas vyriškis. Pasiekime jį. Kur jis galėtų eiti? Baisu ir pagalvoti. Ar jis ginkluotas? Nepastebėjote operatorių? Nieko nemačiau. Labai keistas vyriškis. Palauksime iš toliau, gal reiks kviesti policiją. Kas čia? Ar tai tik nevagystė? Ne, šis vyras meistrauja savo mašinoje bagažinę. Ten. Ką jis dabar darys?
ten iš už medžio. Ar tai tik nebus apiplėšiamas? Sveiki, ponas, ką čia darote? Ką? Kas čia dabar vyksta? Ar tik jūs nevagėte radiją? Kokią radiją? Viskas, kviečiam policiją. Kas čia vyksta? Kur telefonas velniai griebtų? Kokia policija? Atsiprašau, bet ar tai jūsų mašina? Juk tai ne jūsų mašina. Koks taučki? Ką jūs čia padarėte? Ką jūs čia darote iš vis? Kas yra? Kas yra? Už ką man gyventi? Kviesti policiją? Kokia policija? Tu man duok pinigų. O kas nutiko? Kodėl jūs taip elgiatės? Už ką man gyventi? Aš neturiu, už ką dirbti. O jūs turėjote darbą anksčiau, tai labai mūsų laidos temą liečia. Ar turėjote anksčiau darbą? Ne. O kuom užsiimdavote? Va mano darbas. Dirbu Tai viskas aišku, kviečiam policiją. išmontuotojų. Kokių išmontuotojų? Ne. Magės Tai išmontuotojų. baisu, tai baisu. Ir Kas ar daug baisu? jūs turite tokių bendrininkų, kurie taip pat pragyvena? Jo, 33. Ir dabar, kuo nusikalto tas žmogus, kuris va čia pasistatė mašiną? O Kaip kuo- jūs renkate savo aukas? Kaip atėni pažiūri, kad ofigiena magija, high-endas. Ir viskas, ir pavagi tą magiją. Dar galiu vairą pavogti. Visai dzin vairą su. Siaubas. Koks siaubas, toks gyvenimas. Taip, dabar mes iškviesim policiją, jūs niekur nepabėkit. Ir Ne, nepabėgsiu. taip ir baigsim dabar savo laidą. Nepabėkit. Vienu žodžiu, baisu. Baigiam laidą tokiu baisiu epizodu. Ačiū ir iki kito karto.